už Vilniaus rytą. Aš nemačiau ir kol aš gyvas, net už vedybas, ko man dar reiškia man daugiau. Nepraleisk Vilniaus ryto kovų FIBA čempionų lygoje per LRT. Intriga, kvapą gniaužiantys momentai, kova nuo pirmos iki paskutinės sekundės. Būk su savo komanda. Žiūrėk Urbo NKL akistatas kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį tiesiogiai portale LRT LT. Pėsčiomis į Aliaską. Vidos receptai, kaip senjorus pakelti nuo sofų. Atsigult ant sofos, tai viskas. Tai yra kas? Sofa, chalatas, tapkės ir poliklinika galiausiai. Ir viskas. Abejingų nepaliekanti šaulės Daivos Urbonės misija. Aš esu tas žmogus, kuriam rūpi. Man rūpi, kokią šalį paliksim. Lietuvos deimančiukai šeštadienį 9:30. Atmintis ir emocijos. Mam dwa sposoby wyrazu, na płótno albo na papier. Įamžintos menininkės iš Rudaminos kūryboje. No co to jest twórca? Twórca to osoba ma pewne jakiś tam stopień wrażliwości, który reaguje na rzeczywistość na swój sposób. Laida Kas geresnė kaimynė šeštadienį 10 val. Tik per LRT+. Žurnalistė, kino kritikė Izolda Keidošiūtė. Man atrodo, apie kiną jinai žino viską. Galiu drąsiai teikti, kad jinai mane užbūrė. Ji turi aštrų protą, bet lygiai taip pat ji turi ir aštrų liežuvį. Išėjimas iš televizijos man buvo labai sunku. Legendos šiandien ir visados. Šeštadienį 19 val. Per LRT+. Nuoširdus degimas idėjomis, kuriant bendrystės pušų apsuptame Šilavoto kaimelyje, ar vasaromis žaliuojančiame darže, sostinės miegamajame rajone. Gal nedaugeliui Pilaitė yra jauki ir artima, man tai jinai labai dabar jauki ir artima. Šilavotas išteisina konotaciją, kad davatka tai yra tiesiog neigiama, pas mus ne davatkos, davatkėlės. Bendrystės istorijos šeštadienį 13 val. Per LRT+. Ar europiečių poroms pinigų tema yra tabu? Pažintis su afroletikos išradėju Aizeku Kyra. Ypatingosios baskų Kintoa veislės kiaulės. Izmiro pusiasalis atostogų rojus prie jūros ir karališkas malonumas – vengriškas Esterhazio tortas. Įdomiausios istorijos iš visos Europos laidoje Euromax šeštadienį 16:30. Per 24 metus Ina Amerikos taip ir neprisijaukino. Realiai esi kažkur vidury vandenyno. Didžiausia Ievos svajonė – atgauti lietuvišką pasą. Turėti savo pasą vėl šalia, kur aš gimiau, tikrai būtų pasaka. Širdie lietuvis šeštadienį 12 per LRT+. Rusijos fotografė Viktorija Ivleva padėjo Ukrainai dar prieš karą, o jam prasidėjus persikraustė gyventi į Киевą. Корни мои из Литвы, как ни странно. Мои еврейские корни из Литвы. Мы размышляем про музей холодного брашау Vilniuje. Vilniaus iliuzijų muziejus plečia savo geografiją ir ieško naujų krypčių. Šeštadienį per LRT+. Ir iš tikrųjų po to žaislų ligoninės, tai pusė nori tapti gydytojais ir sako, aš tai jau čia nebijosiu. Aš esu humanitaras, aš matematikos neišmoksiu, neįmanoma, čia ne man. Neužtenka pasakyti, kad turi būti taip ir taip. Jam reikia paaiškinti, kodėl. Jeigu yra tvirta šis, tai viską gali padaryti. Miesto aktualijos 7 Kauno dienose. Sekmadienį per LRT+, 10 val. Ryte. Rytinis šou nuo serialo iki tikrovės. Aš nelabai įsivaizduoju situaciją, kad vedėjas žinotų kokią nors sensacingą naujieną ir jie slėptų iki pat eterio, niekam nesakytų, praneštų ją tiesiog eterio metu. Ten, aišku, niekas niekada ir nesuklysta, visada informacija būna tikra, visada būna teisybė ir visą laiką viskas būna gerai. Vokiečių ekspresionizmo meistras Fricas Langas. Čekinas šeštadienį 8 vakare per LRT+. Apie šviesaus atminimo Michailą Jablonskį, bene geriausią žydų dainų atlikėją Lietuvoje, dainavusi visomis kalbomis. Ateina žentas, sako, tu vienas Kaune, turiu kavalierių. Išeina Myša. Ir apie Chanukos stebuklą bei tradicijas. Menora sekmadienį 11:30 per LRT+.
Tekstų pokeris it virusas plinta, LRT+, sekmadienį 9, pavaišinsime tave, ponišką taurę, šatrijos ragana sename dvare. Tekstų pokeris. Sekmadienį 9 ryte per LRT+. Vaikystėje jie suprato, kad yra skirti vienas kitam, tačiau likimas juos išskyrė. Prabėgę metai ir atstumas daug ką pakeitė, bet ar jausmai paklūsta. Elito kine jautri 2 Oskarams nominuota romantinė drama Praėję gyvenimai. Ketvirtadienio vakarą per LRT+. Vienas reikšmingiausių tarpukario įvykių. Turbūt teisingiausia būtų vadinti neramumais. Pasaulinė ekonominė krizė 40-mečio pradžioje smogė Lietuvos žemdirbiams. Turbūt ir laimėjo, ir iš kitos pusės ir pralaimėjo. Didysis Suvalkijos ūkininkų streikas istorijos perimetruose šeštadienį 17 val. Per LRT+. Pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionate Lietuvos rinktinės kovos tiesiogiai per LRT+. Ketvirtadienį 13 val. Rungtynės su Estija. Palaikyk mūsų jaunimo komandą. Žiūrėk tiesiogiai per LRT+. Sveikinimai praskaidrina dieną. Už rūpestį, kantrybę, gerą pavyzdį, šiltus padėkos žodžius ir ilgiausių metų linkėjimus siunčiame sveikinimų koncerte. Susitikime šeštadieniais nuo 2 valandos per LRT+. Šitos siaubo pasakos, iš tikrųjų yra siaubingos. Žmogus renkasi, kas yra skirta jo regionui. Matyt, yra mūsų kraujyje. Jisai buvo ir tapytojas, ir scenografas, ir vitražininkas, ir filmų kūrėjas. Aš noriu dalinti savo kūrybą, noriu skleistis toliau, tikrai turiu daug ką papasakoti. Kultūros diena penktadienį, 20 val. Per LRT+. Ukrainoje Irina buvo žvaigždė, o Lietuvoje таpo тренерė. Це, знаєте, як історія про попелюшку, але навпаки. Українос jaunimas vienijasi Lietuvoje. База всіх баз – це озвучувати те, що коїться в нашій країні. Mes ukrainiečiai šeštadienį 11 per LRT+. Paprastas biuro darbuotojas, kuris užleidžia savo butą viršininkų meilės romanams. Tačiau jo jausmai vienai moteriai pakeičia žaidimo taisyklės. Net 5 Oskarais apdovanota nepakartojama klasika. Komiška romantinė drama. Butas. Šeštadienį 21 val. Per LRT+. Daugiau filmų LRT Epikoje. Sekmadienį svečiuosimės pas Amerikoje gyvenantį Stasį Neimaną, kurio tėvo išeivijos reformatų kunigo ir generalinio superintendento Stasio Neimano bei visos šeimos istorija atspindi ištisą Lietuvos reformatų bendruomenės gyvavimo epochą. Kelias 9:30 per LRT+. Istorikas ir religijotyrininkas iš Ukrainos Sergejus Šumilo apie oficialiąją bažnyčią ir pastangas jai sukurti alternatyvą SSRS. Ir dvasininkas Vitalijus Mockus apie mergelės Marijos ikoną Vilniaus Aušros vartų koplyčioje. Žiūrėkite per LRT+ ir bet kada mediatekoje. Žurnalistų balsas – tai ir jūsų balsas. Esame ten, kur būti svarbiausia. Ir esame tam, kad jūsų balsas būtų girdimas. LRT – svarbiausios naujienos bet kokiomis aplinkybėmis visą parą. Sveiki, su jumis aš Eglė Daugėlaitė ir laida Kosmosas Žemė žmogus. Praėjusiais metais leidykla Oxford University Press metų žodžiu išrinko terminą brain rot. Ar tikrai mūsų smegenys paskęs bereikšmių vaizdų gausoje? Keliaukime išsiaiškinti. Jau visai greitai per LRT+. Partneri, ar tu išmeti pakuotę prie mišrių atliekų? O ką? Negi nežinai, kad tai yra taip blogai, kaip sumaišyti druską su cukrum, baltus rūbus su spalvotais arba savo merginos vardą? Gerai, supratau. Kaip tu išvis čia patekai? Atjoju.
Šiukšlių šerifas įspėja. Nemesk pakuočių prie mišrių atliekų. Žaliasis.lt. Jau 20 metų Maltiečių sriuba kviečia dalintis gerumu. Aš laukiu jos. Ji mano visas laukimas. LRT ir maltiečiai ragina aukoti vienišiems skurdžiai gyvenantiems seneliams. Esu laiminga, kad darnam Dievas laik. 141510 eurų, 1495 eurai. Galintys paaukoti daugiau ar paremti reguliariai, informaciją ras interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt. Sriuba, kuri sušildo vienatvę.